How are the girls in Lithuania? That they are one of the most beautiful in the world. Žiauriai daug mašinų, nesuprantu nei kaip jas aplenkt, nei kada lenkt. I'm starting, second driver Justas. Mega job, mega job. Really strong pace. Važiuosim pagal planą, stosim. Žodžiu, šeštadienis, varžybų diena, 7:30, susirenkam daiktus, varom pusryčiaut ir į trasytę darysim track walk. Nežinau kaip vadinasi, nes pirmą kartą darysim. Feel it here. You can feel this is really slippery. Yeah. And in theory, here, the wider you go, more grip, but it's slippery. These holes, as just an example, because if you fall off here and the tire hits this, it doesn't like it. Yes. I had a very more important topic to talk about: girls. This is what we need to record. How are the girls in Lithuania? How are the girls in the Baltic countries? I have heard from other foreigners that they are one of the most beautiful in the world. Actually. Have I you heard must that? say, Anesta's wife is quite pretty. Yes, so mes norėjom biškį in Lithuanian, okay? Čia galvojom, pašnekėsim, kam yra reikalingas track walkas. Tai apie panas pašnekėsim. Už pusvalandžio kvalifikacija, trasa šlapia, padangos šlapiam asfaltui, trajektorijos šiek tiek kitokios, dėl kad ten, kur yra išsigumavus trasa, ten yra slidžiau, tai važiuojam atvirkščiai, kitokie traction control ir ABS nustatymai. Bandysim. I don't hear you. We're still waiting 10 minutes to make a decision what tires we will drive. Okay. Yeah. So at the moment it looks like forward, but it's getting very far for the moment. So something's coming. Pavažiavau pirmą kvalę, žiauriai daug mašinų, nesuprantu nei kaip jas aplenkt, nei kada lenkt, kaip pasidaryti. Bandžiau pasidaryti tarpą, iki priešais važiuojančių vieną ratą pavyko. Suvažiavau tokį labai baisų vieną ratą, bet be trafiko, tai tas ir buvo geriausias. Vis tiek tipo mes pirmi klasiai, tai reiškia startuosim iš pirmos vietos. Ir po to aš jau čia gerinau tą ratą ant sekundės gal. Ir atvažiuoju 5 civikai, žinai. Of the drivers, it's like we spoke already yesterday. I'm starting, second driver Justas. Pit procedure will be like the car coming to the pit. First we're doing the refueling, but already during the refueling we can change the drivers. So that means the guys refueling the car and you guys can change already. But the guy who is sitting inside the car is not allowed to use the seatbelt, so the seatbelt must be, you cannot lock it. Yeah. Dabar bandysim pasikeitimą. Jis nebus toks super labai greitas, bet ten turėsim apie porą minučių, tai vis tiek turim žinot, kas po ko eina, kad nebūtų chaoso. Tai čia nebus toksai, kur ten, bet, tipo, turim žinot, kas po ko eina. Arba ištrauki, arba jis bus išsitrauki. Jo, viskas. Ir jis lipa lauk, atsisegė. You will turn the radio by yourself? Yeah. Okay. Jo. Tai gerai, iš naujo, ne? Nu, okei. Jeigu dar nori, dar ką. Kiekvieną kartą sudėtinga tą vairą nusireguliuoti. Ir jam lygiai tas pats, sako. Always weird. Taip ir yra, nesuprantu. Gerai. Žodžiu, už keliolika minučių startuos mūsų varžybos. Danas pirmas už vairo, po valandos aš sėsiu. Startuojam iš pirmos pozicijos, bet iš karto už nugaros bus keli Lambo, keli Porsche. Žodžiu, kompetenčitas nemažas. Žiūrim, kaip seksis.
minučių iki suplanuoto keitimo vairuotojus. Tai... Bet gali būti ir biškiai anksčiau ir vėliau, čia priklauso. Jeigu bus kokia geltona vėliava, tada stosim tada, jeigu nebus, važiuosim pagal planą, stosim. Tai sustojam, užsipilam kuro, pasikeičiam padangas, pasikeičiu aš ir važiuosim į trafiką. Ir jisai įsijungęs dabar pito greitį. Šiam. Įsijungia, kad tiesiog nereikėtų galvoti ir laikai šiam, nes šiam pastatyta. Ja. Tik žiūri į laiką. Mega jump, mega jump. Really strong pace. I think you can be proud of yourself. I need to learn more Lithuanian. It's us, it's Finnish. Buvo tikrai linksma, nes buvo greitų konkurentų, bet buvo ir tokių labai lėtų. Ir čia mumis visus kartus sukrovė. Tai buvo linksma, nes atvarai tą tiesiai ir taip 3 jaris įsirikiavę ir nežinai, tipo, ar ten, kas ką darys. Supirma, laimėjau. Tai jau smagu. Danas padarė labai gerą darbą, o manęs irgi lyg tai greitieji nelenkė. Tai smagu, viskas gavos taip, kaip ir tikėjomės. No, šiandien buvo tutaliai, o dabar tokia rimtojo. Congratulations. Good job. Good job. Really. Super pace, clean. Really? Yeah. You did a 16 at the end. Remember that you did it towards the end of the race, huh? So you have less fuel, but your tire life is down. Yes. And I'm sure it's because I started to concentrate on driving. Yeah. At the beginning, there was like overtaking. Then I get used to overtaking. It became like usual. Then I started to think about, okay, no gas before the apex, accelerate nicely. Red lights. Yes. About red lights, I remembered only maybe 20 minutes left, you know. You